pralaimėjom rungtynės. Gaila, nes šiaip komanda pradžioje sezono gal čia nuo visų gavom alką ant 50, vėliau susirinko žaidėjai ir parodėm, kad galim kovoti, 4 pergalės iš eilės, po to tiesiog nesukrito dalykai. Komandos prašymą turiu pasakyti, kad krepšinis kartais yra ne tik sportas, bet ir kultūra, ir draugiškumas, ne ką žaidžiam, ką žino klausys, supras. Ačiū. Šiandien svarbios rungtynės, reguliariam sezone pralaimėjom šiem varžovom, žinojom jų stiprybės, aišku, jiem trūko vieno gal iš komandos pagrindinių žaidėjų. Pas mums irgi trūko kelių žaidėjų, bet aš manau, kad tą, ką turėjom, mes nežaidėm kokybiško krepšinio, gaila. Aš manau, tikrai galėjom žaisti žymiai geriau, nes kažkaip buvom išsiblaškę, darėm kvailas klaidas, prametinėjom gerus metimus iš po krepšio, kas irgi keistai yra, nes tikrai progą sukurdavom. Šiaip varžovai stiprią komandą davė gerą kovą, mums iš tikro rungtynių gale pasisekė gal išprovokuoti kelias jų klaidas, kelias kartus perimti kamuolį, kas ir nulėmė rungtynių baigti. Bet varžovo kovės vis tiek iki galo ir dar pačiam gale užkūrė pirtį, nes sumažino atsilikimą likus 15 sekundžių iki 3 taškų. Tai dar galėjo visai baigtis, bet ačiū Dievui baigėsi mūsų pergalė. Šiaip ačiū už gerą turnyrą varžovom, o į tą, kur atsakė kritiką, kad reikia būti žmogiškiam, tai dar kartą pakartosiu ir varžovom, kad minutės pertraukėlė buvo paimta laiku, sekretariatas jeigu užmygo, čia yra jau sekretariato problema ir jeigu po to aiškina, kad ne ir pasakiau karščiau, kad aš paėmiau laiku ją, tai čia nereikia prisimti, kad žmogus negarbingas ar kažkoks negerbė kitų žmonių, ar žemina, ar taip toliau, nes čia tikrai daug epitetų už vieną pasakymą sulaukiu. Tai va, tai čia nėra ko slėpti, tai buvo skirta man, bet aš nematau reikalo čia, kad kažkokia problema, varžybos emocingos, buvo 3 taškai skirtumas, minutės pertraukėlė prieš 10 sekundžių paprašyta oficialiai paimta su gestu ir žodžiu ir jeigu sekretariatas pramiega ir man po to sako, kad nėra taimautų nelaikų, tai aš ir atsakau, tai logiška, tai jeigu čia jau jiem tokia problema, didelis atsiprašau,